O ar žinot, kas dar gerai su toniku dera? Kava, tai yra espreso kava. Ir šis kokteilis būtent vadinasi espreso tonik. Tai kokteilis, manoma, buvo išrastas maždaug apie 2007 metus Švedijos mieste Helsingborg, kuriame būtent tais 2007 metais du tokie asmenys, Anna Lunel ir Charles Nistrand, atidarė kavos barą, kurį pavadino Coffee Roasters. Tai būtent tam bare, eksperimentuodami su ingredientais, jie sukūrė būtent tą gėrimą, espresso tonik, sumaišė espresso kavą su toniko vandeniu. Na ir po to jie pradėjo tą gėrimą populiarinti per įvairius baristų čempionatus ir po 2010 jau iki 2015 metų per tą tarpą šis gėrimas išpopuliarėjo visame pasaulyje. Skaidrus ledas į stiklinę, pilu 150 ml toniko, 60 ml espresso kavos. Keletą sekundžių viską pamaišau. Išspaudžiu greipfurto žievelę, taip pat patrinu stiklinės kraštus. Puikus greipfurto aromatas nuo išspaustos greipfurto žievelės, labai čia man tinka. Tiek espreso kavos to tokio kartumo, stiprumo jaučiu, tiek ir toniko. Gal tonikas šiek tiek tą tokią espreso kavą padaro švelnesnę,